Katalikiškos Švento Mato mokyklos direktorės likimas pakibo ant plauko. Ji kaltinama dėl nesugebėjimo pasiruošti mokymo įstaigos akreditavimo procesams, blogo darbų organizavimo ir aplaidumo. Negana to, švietimo skyrius yra nekartą gavęs skundą, jog mokyklos vadovė darbo metu vartoja alkoholį. Plačiau Edita Bakutytė. Nekartą švietimo skyriaus vadovybės nemalonėn patekusi katalikiškos Švento Mato mokyklos direktorė Janina Zaparatskienė ir vėl susilaukė priekaištų. Šį kartą dėl nesugebėjimo pasirengti mokymo įstaigos akreditacijos procesams. Pakeisti statusą iš vidurinės mokyklos į gimnazijos siekiančios mokyklos vadovę kaltiname vilkinus tam reikalingų dokumentų paruošimą, prastų darbų organizavimo, ko pasiekmėje buvo neįvykdyti akreditavimo reikalavimai. Be to, Švietimo ir mokslo ministerija bei savivaldybės švietimo ir ugdymo skyriaus vadovybė yra gavusi ne vieną skundą, kuriame mokyklos direktorė kaltinama finansinėmis machinacijomis ir alkoholio vartojimo darbo metu. Diskutuojant su kai kuriais ir bendruomenės nariais, taip pat buvo išsakyta nuomonė, kad pasitaiko atvejų, kurie, sakysim, įstaigos vadovui darbo metu yra neleistini. Mestų kaltinimų Švento Mato mokyklos direktorė kategoriškai kratėsi. Esą akredituoti siekiančiai mokymo įstaigai koja pakišo ne prastas jos darbas, o labai blogi egzaminų rezultatai. Neigia direktorė ir kaltinimus dėl alkoholizmo. Jeigu tai būtų faktai ir jeigu tai būtų motyvuotas kažkoks pasakymas, bet dabar iš oro kalbant, tai nematau reikalo nei aiškintis, nei komentuoti, nei kalbėti. Šiandieną galėtumėt patvirtinti, kad jūs nevartojate alkoholio šiandien? Aš nenoriu apie tai visai kalbėti. Nemalonėn patekusios direktorės kandidatūra bus svarstoma jau artimiausių metų. Užsimenama, jog vadovė turėtų atsistatydinti. Beje, neoficialiais duomenimis į kaltinamos direktorės kėdę siekiama pasodinti aukštiems miesto vadovams lojalų asmenį.